Sveiki visi. Tada startuojam, aš pasidalinu skaidrėmis. Tai kaip ir jau tradicija tapo, kas ketvirtį bandom apžvelgti finansų rinkas, kas įvyko, kokie pagrindiniai dalykai nutiko, kokie pokyčiai finansų rinkose, kas įtakojo, bei bandyti pasižiūrėti į ateitį. Aišku, įspėjimas, kad ateities nei mes, nei niekas nežino, tai labiau yra įvairių nuomonių, įvairių analizių ir rinkos bendros nuotaikos perteikimas. Mes surenkam įvairią informaciją, ją sudedam ir bandom pasižiūrėti, ko galima tikėtis. Tai apie ką kalbėsim? Kaip ir visada, kaip sekėsi turto klasėm bei mūsų fondam, ką rodo pagrindiniai makro rodikliai, kur yra infliacija, palūkanos, ką analitikai prognozuoja įmonių pelnam, kokie yra įmonių akcijų įverčiai. Reiškia, šiek tiek pakalbėsim daugiau apie Mag 7, ar ta era baigėsi, ar kaip tik dar tik tai startuoja, šiek tiek daugiau apie besivystančių rinkų akcijas ir visos prezentacijos metu, manau, išgirsite tam tikrų užuominų ar pastebėjimų, kaip mes savo aktyviuose fonduose formuojam portfelius. Turim tam tikrų ir aktyvių fondų, reiškia, ne visi fondai yra labai aktyvūs, kur kažkokius pakeitimus daro, bet yra aktyvūs ir kaip mes atitinkamai darom pokyčius tuose fonduose. Tai pradėsiu nuo turto klasių rezultatų. Imsiu ne antrą ketvirtį, imsiu pirmą pusmetį. Tai yra būtent kas nutiko per pirmą pusę metų 26. Šita vietoje tas pirmas stulpelis, kur yra 2026, tada tai yra nuo metų pradžios rezultatai įvairių turto klasių, eurais įvertinus ir dividendus ir surikiuoti nuo, sakykime, geriausios pokyčio iki prasčiausios. Tai matom, sakyčiau, labai gerą situaciją, reiškia, iš analizuojamų turto klasių tik tai viena raudonuoja, auksas, kas yra kai kuriem gali atrodyti labai keista. Praeitais metais tai buvo pati geriausia turto klasė, pati pelningiausia, šiais metais yra kol kas silpniausia. Įdomumo dėlį pasakysiu tai, kad Momentum fonde, tai yra Synergy Global Momentum fonde aukso pozicijos neturim jau porą mėnesių. Tai paskutinis sykį, kai kalbėjom balandį, dar turėjom, bet dabar jau nebeturim. Tuo tarpu žiūrint iš pelningiausių pozicijų pusės, tai pirmoje vietoje yra vertės akcijos. Šitoje vietoje kalba eina apie išsivyščiusio pasaulio vertės įmonių akcijas. Vertės akcijos tai dažniausiai yra tos, kurių tam tikri santykiniai rodikliai yra mažesni negu konkurentų arba negu rinkos. Tai price to book, PE, ten cash flowsai gali būti ar panašus. Nuo metų pradžios plus 35%. Besivystančios rinkos yra viena iš lyderiaujančių turto klasių žaliavos. Be abejo, suprantam, kodėl Irano karas įtakojo labai stipriai naftos kainą, atitinkamai bendrai žaliavų krepšelis irgi yra pliuse. Taip pat mažos kapitalizacijos įmonės. Ir kaip matom, pasaulio akcijos, vertinant eurais, nuo metų pradžios apie 15% pliusas. JAF akcijos prasčiau negu pasaulis. Jeigu žiūrėtume dar į konkrečius sektorius, tai tarkime technologijų sektorius ar tas Magnificent 7 grąža dar mažesnė, arčiau nulio yra. Ir tarkim, be abejo, obligacijų grąžos yra artimos 1% per pusę metų, kas iš esmės atspindi dabartinės palūkanas Europoje, kurios yra apie 2,trupučiu%. Tai jeigu tai bendrai apibendrinant, pirmą pusmetį galim būtų sakyti, kad matėm rotaciją į vertės akcijas ir besivystančių rinkų arba ne JAF akcijas. Ir ta rotacija vyko labiau iš JAF akcijų ir iš, sakykime, technologijų sektoriaus arba tų sektorių, kurie buvo prieš tai gana ženkliai užbrangę. Žaliavos kaip realus turtas. Tai žaliavų brangimas turėjo įtakos infliacijos lūkesčiam ir palūkanom, apie kurios toliau šnekėsim. Obligacijos, kaip minėjau, nieko ypatingo iš obligacijų, be abejo, nieko ypatingo labai nereikėtų tikėtis, bet situacija tokia ir, kaip minėjau jau prieš tai, metai tikrai yra ganėtinai geri,
Bet jeigu prisiminsim, kovo, balandžio mėnesį, kai tik tai prasidėjo Irano konfliktas, baimė buvo gerokai daugiau ir tos baimės visiškai nepasiteisino. Tai, prasme, eilinį kartą po tam tikrų Trumpo sprendimų atrodo geriau buvo būti pirkėjų ir tą kritimą išnaudoti, negu kad išsigąsti. Dabar kaip sekėsi Synergy fondams, tai tas intervalas gražu yra šiek tiek mažesnis, nuo plus 0,6%, tai yra pats saugiausias liquidity fondas, kuris investuoja iš esmės į pačio aukščiausio, ne visiškai pačio aukščiausio, bet investicinio reitingo Europos valstybinės obligacijas, trukmė yra iki metų. Ir didžiausia grąža buvo Nexture Asia Technology fondo, apie 24%. Antroje vietoje reikiavosi, kaip matot, Synergy Future Megatrends fondas, apie 22%, Synergy Global Equity fondas, apie 22%. Tai irgi akciniai fondai lyderiavo. Jeigu tai pasižiūrėti, tai Nexture Asia Technology be abejo yra Azija, koncentracija Azijoje, Kinija, Taivanis, Koreja, technologijų sektorius. Tai jeigu JAV technologijų sektorius šiek tiek lagino, tai Azijos technologijų sektorius labiau geresnius rezultatus rodė. O tarkime, Synergy Global Equity Fund reikėtų paminėti turbūt tai, kad dalis portfelio, apie 20% portfelio yra investuojama į tas vadinamas vertės akcijas, kurios, kaip matėte, per pirmą pusmetį buvo geriausia turto klasė. Taip pat jau nuo maždaug praeitų metų, jeigu taip nesumeluot, spalio mėnesio, portfelis yra dalį savo, fondas dalį portfelio, tai yra apie pusę portfelio yra permetęs iš JAF akcijų besivystančių rinkų akcijas, kuriuom vėlgi šiek tiek geriau sekėsi negu JAF akcijom. Ir atitinkamai, kaip matome, equity fondo rezultatas, jisai šiais metais yra geresnis negu pasaulio akcijų krepšelį. Kitiem fondam taip plius minus vidutiniškai sekėsi, tai čia Global Allocation subalansuotas krepšelis. Ir kaip matot, Nexture Technology Fund, tai grąža buvo silpnesnė. Ir čia yra tiesioginis to Magnificent Seven, sakykime, laginimo ar sąstingio atspindys. Kaip minėjau, šitą klausimą šiek tiek plačiau pagvildensim toliau. Tai jeigu taip žiūrim rezultatus, atrodo metai geri, jeigu taip bandyt atsiriboti arba netgi nežinant, kas vyko, atrodytų viskas puiku, netgi geriau negu vidurkiai. Per pusę metų turim praktiškai metinę vidutinę grąžą viršiančią akcijų grąžą. Sakytume, kas čia galėjo blogo nutikti. Tai gal nieko blogo nenutiko, bet pažiūrėsim plačiau. Tai įvertinus rezultatus, apžvelgus rezultatus, pirmas dalykas, į ką mes žiūrim, tai yra aplenkiantis indikatoriai. Tai yra pirmasis makro rodiklis. Tai yra mūsų pagrindinis stebimas makro rodiklis. Jį patys galite irgi stebėti, tai yra OECD G20 Composite Leading Indicator, tai yra CLI. Įdomu tai, kad labai ilgą laiką, jeigu aš nesuklysiu, nuo kokių 22-23 metų, praktiškai visada mes per ketvirtinę apžvalgą sakydom tą patį. Aplenkiantis indikatoriai kyla, esam augimo stadijai yra geriau laikyti akcijas negu nelaikyti. Ir šio mėnesio 10 dieną, tai yra Liepos 10 dieną, buvo atnaujinti rodikliai ir tai yra pirmą kartą mes turime perėjimą į tą lėtėjimo stadiją. Dabar, kas ne pirmą kartą žiūri ar klauso šitą apžvalgą, tas jau žino, kas pirmą kartą prisijungia ir klauso, tai pakartosiu arba pasakysiu iš naujo, tai iš esmės mes turime, sakykime, dvi tokias stadijas. Viena stadija, kai aplenkiantis indikatoriai arba ta mėlyna linija jinai kylanti yra. Tai gali būti žemiau 100 ir kyla, gali būti aukščiau 100 ir kyla, bet iš esmės kylanti. Tai reiškia, jeigu mes imam paskutinę reikšmę su prieš paskutinę ir jinai yra didesnė, tai reiškia rodiklis kyla. Tai simbolizuoja, kad ekonomika arba atsigauna po sulėtėjimo, arba jinai auga greičiau negu ilgalaikis vidurkis. Kita stadija, kai rodiklis krenta, rodiklio reikšmė krentanti yra. Tai čia buvo 2008 metų krizė, čia buvo kiti sulėtėjimai, čia jeigu neklystų buvo COVID-as, tada čia 22 metų tam tikra ekonomikos sulėtėjimas.
Tai pats rodiklio kritimas, jisai arba yra rodantis, kad ekonomikos augimas lėtėja, tai nebūtinai, kad ekonomika krenta, tačiau gali būti, jeigu yra žemiau 100 ir krenta, kažkurioje vietoje be abejo jisai signalizuoja, kad ekonomika jau lėtėja, tai reiškia nebeauga. Tai dabar turim tą situaciją, kai yra virš 100 ir mažėja, tai šita stadija vadinama lėtėjimo stadija. Ir tokioj stadijai, kai rodiklio vertė mažėja, statistiškai investuojant į akcijas grąža būna artima nuliui. Tai čia mes esame išskyrę, kokia yra grąža, kai rodiklio reikšmė mažėja, kokia yra vidutinė mėnesinė pasaulio akcijų indekso grąža, kai indikatorius krenta, tai yra apie nulį, tuo tarpu vidutinė mėnesinė grąža, kai indikatorius kyla apie 1,2, o visų periodų vidurkis investuojant į akcijas yra 0,6. Tai čia yra pirmasis indikatorius, ir kurio signalą mes gavom po labai ilgo laiko, kuris rodo, kad ekonomika lėtėja. Dabar iš to aš kol kas tikrai nesiūlau daryti kažkokių išvadų ir viską pardavinėti. Tie, kas yra lankėsi investavimas.lt mokymuose, mes esam kalbėję ir kalbam apie šito rodiklio kaip tam tikros aktyvios strategijos elemento naudojimą. Tai mes į jį labiau žiūrim taip, kad tuo metu, kai jo reikšmė kyla, galima truputį didinti rizikingų turto klasių, tai pavyzdžiui, akcijų dalį, bet kai jo reikšmė mažėja, kaip šiuo metu esam, tai reikėtų sugrįžti prie to savo startinės alokacijos arba kažkiek pasimažinti akcijų dalį, bet tikrai tai nereikėtų to traktuoti kaip visiškai, kad parsiduodam akcijas ir dabar laukiam kažko labai blogo, nes to blogo gali ir neįvykti. Tai čia, jeigu tai bendrai apibendrinant šitą rodiklį, išvada yra tokia, kad po gana ilgos pertraukos jo reikšmė pradėjo mažėti ir tai yra toksai pirmas atsargumo ženklas. Kitas rodiklis, kurį stebim, tai yra palūkanos ir infliacija, tai yra vienas su kitu susiję rodikliai. Pradėsiu aš šitą klausimą nuo JAF infliacijos. Čia mes matome mėnesinius infliacijos rodiklius, kurie dar yra įvairiom spalvom, reiškia, iš ko susideda. Tai gali būti, pavyzdžiui, tamsiai mėlyna spalva yra būstas, žalia spalva yra energetika, violetinė maistas ir panašiai. Ir ką mes matome, kad paskutinius porą mėnesių ta žalia spalva labai stipriai pradėjo didėti, kitaip tariant, energijos kaštai pradėjo kandžiotis. Ir dabar ta vadinama headline, pagrindinė infliacija pasiekė 4,2%, kai paskutinių 50 metų vidurkis buvo 3,6. Tai reiškia, infliacija per paskutinius porą mėnesių, jinai padidėjo, jau jinai viršyje centrinių bankų tas vadinamas target ribas, kas yra 2-3%. Pagrindinė įtaka, kaip matom, buvo žaliavų šuolis. Tai reiškia, prasidėjus karui, pabrangusi naftą, dujos ir panašiai, automatiškai pereina į infliacijos duomenis. Ir gal vienas pliusas yra tai, kad tas energetikos efektas kol kas jisai nepersimetė į atlyginimus, nepersimetė labai stipriai į, reiškia, kainas, ten maisto, tarkim, ar paslaugų, bet vien tik ta dalis jinai įtakoja ir didesnė infliacija automatiškai pakeitė palūkanų lūkesčius. Tai reiškia, ko investuotojai tikisi iš centrinių bankų, kiek nori gauti palūkanų iš obligacijų ir panašiai. Ir šitas dalykas, tai yra didėjanti infliacija, nėra tik tai Amerikoje. Jeigu pasižiūrėtas kilimas yra gana sinchroniškas išsivysčiusiam pasaulyje, tarkim, turim eurozonai nuo 2 iki 3,2. Tai eurozonai šiaip toks target rate'as infliacijos yra 2%, toks saugus, virš 3 jau yra traktuojama, kad per daug. Ir paskutinius porą mėnesių matom didėjimą praktiškai Prancūzijoje, Vokietijoje truputį sumažėjo, bet Italijoje didėja, Ispanijoje didėja, Graikijoje labai didėja, reiškia tik tai Šveicarija, Švedija mažesnės, Kinija. Bet bendrai daugiau šalių matom infliacijos didėjimą, negu kad nedidėjimą. Tai išvada, kad tas vienas šaltinis energetikos šokas, jisai iš esmės turėjo įtakos infliacijai praktiškai visur.
Dabar, ką tai padarė? Pirmas dalykas, matome ECB palūkanas jau kilstelėjo. Jeigu pasižiūrėtume paskutinės prieš tai apžvalgą, dar prieš tai apžvalgą, praktiškai visada buvo lūkestis toksai, kad palūkanos Europoje artimiausius metus dujos bus ties 2%. Dabar jau ne tik, kad išsilaiko ties 2, bet jos net ir buvo padidintos. Amerikoje JAV centrinis bankas palūkanas nebemažina. Tai va, ta linija, jinai matom, yra stabili. Ir kitoj skaidriai mes galim pamatyti, vat, šitas grafikas, jisai parodo, reiškia, lūkesčius, kokie buvo, kiek turėtų tų bazinių punktų arba procentų sumažinti palūkanas metų pabaigai, bet koks lūkestis buvo metų pradžioj. Tai reiškia, 26 metų pradžioj, kaip pavyzdys, rinka tikėjosi, kad JAV centrinis bankas palūkanas metų pabaigai, tai yra 26 metų pabaigai, bus sumažinęs apie 0,6% arba 60 bazinių punktų. Dabar situacija kardinaliai pasikeitė, dabar tikisi, kad pakels apie 0,4%. Tai yra visų procentų pasikeitė, reiškia, palūkanų lūkestis metų pabaigai. Eurozona irgi tikėjosi dar nedidelio vieno sumažinimo, o perėjo taip, kad iš esmės bus didinimas ir dalis didinimo jau įvyko. UK irgi tikėjosi mažinimo, dabar jau tikisi didinimo. Tai vat, karas Irane iš esmės pakoregavo infliaciją į viršų, tai reiškia, pakoregavo gal lūkesčius ir pačią infliaciją ir palūkanų lūkesčius, reiškia, palūkanos didesnės. Kas turi būsto paskolą, jau turbūt tą pajuto, jeigu persifiksavo Euriboras, Euriboras irgi kyla atitinkamai, nes visa tai yra susiję. Infliacijos pokyčiai įtakoja centrinių bankų, reiškia, palūkanų lūkesčius ir po to ir veiksmus, įtakoja valstybinio obligacijų ir visų kitų obligacijų palūkanas, atitinkamai įtakoja Euriborą, ar ten būtų 3 mėnesių, 6 ar 12. Tai va, tai turim iš esmės truputį didesnės palūkanas, tai nėra kažkokia tragedija. Gera žinia ta, kad šitos kelios linijos, jos rodo, kaip keitėsi infliacijos, sakykime, lūkesčiai JAV, Eurozonai, UK, tai vat po karo pradžios staigia šoktelėjo tie, sakykime, infliacijos lūkesčiai. Gera žinia ta, kad dabar truputį normalizavosi, bet vis tiek nesugrįžo į tuos lygius, kurie buvo, tik tai gal JAV sugrįžo į tą lygį, bet JAV turi šiek tiek mažesnę gal problemą dėl naftos kainų, nes pati išgauna gana daug, bet esmė tokia, kad šiek tiek normalizavosi, bet plius minus į tą lygį, kur buvo, nesugrįžo. Gera žinutė ta, kad jeigu žiūrėsim prognozes ne metams į priekį, o labiau 2-3 metai į priekį, tai dabar rinka tikisi, kad palūkanos gal ir pakils, bet po to jos išliks, vadinkim angliškai, flat, plokščios. Tai tokia kreivė, jinai parodo iš esmės, kad nieko kol kas labai daugiau drastiško rinka nesitikė, kad jos ateityje bus labai stipriai keliamos, bet vėlgi pabrėšiu, čia yra dabartinis rinkos lūkestis. Tai nėra, kad būtinai tai bus. Jeigu nutiks kažkas, ko rinka dabar nesitikė, tai atitinkamai kaip ir prieš tai koregavo, taip ir dabar gali koreguoti tos lūkesčius. Bet čia mes dabar žiūrim, kokie yra šiuo metu į rinką įskaičiuoti lūkesčiai. Tai va, tai kalbant apie palūkanas ir makro rodiklius aplenkiančius, turbūt pagrindinė žinutė būtų tokia, kad turim lėtėjimą, turim didėjančias palūkanas. Dabar, kas nutiko su akcijų rinkom, kokios buvo grąžos ir kas tas grąžas įtakoja. Tai pradėti aš šią dalį norėčiau nuo akcijų įverčių. Čia yra pateikiama įvairių rinkų, JAV, Japonija, Eurozona, pasaulis be JAV, besivystančios rinkos. Tas vadinamas forward PE rodiklis. Dabar tamsiai mėlyna spalva, tai yra metų viduriui ir metų pradžioj. Tai ką įdomaus matom, kad praktiškai visose rinkose, išskyrus Japonija, įverčiai pamažėjo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad taip santykinai akcijos atpigo. Ir taip
žiūrint skirtumą, čia yra, galim sakyti, 10%, čia gal netgi truputį daugiau negu 10%, tas santykinai atpigo. Tai yra, forward P rodiklis parodo iš esmės, kiek metinių pelnų yra mokama už verslą. Tai va, tarkim, JAF atveju 20 metinių pelnų, ten besivystančių rinkų atveju labiau 12 metinių pelnų. Kaip matome, yra vis dar gana didelis skirtumas JAF išsišokimas, tai nors JAF ir lyginant su pačia JAF rinka metų pradžioje atpigo, bet lyginant su kitomis rinkomis JAF vis dar išlieka brangi. Pigiausias regionas iš čia pateiktų yra besivystančios rinkos. Jos ir buvo vienas iš pigesnių, mes ilgai kalbėjome apie tai, kad JAF yra brangi, kita regionai yra pigesni ir atrodo, kad ta tendencija, tai, kad mes minėdavom, kad būtų gerai gal diversifikuoti ir kažkokią didesnę dalį skirti į kitus regionus akcijų, tai pasiteisino, ta rotacija iš esmės įvyko, bet didesnis besivystančių rinkų Europos kitų regionų akcijų brangimas kol kas neįtakojo to taip, kad jos tapo labai brangios. Jis vis dar yra santykinai pigesnis. Dabar jeigu pasižiūrėti, kokie tie grąžos šaltiniai šiais metais buvo, iš kur tas besivystančių rinkų grąža, ten virš 20%, iš kur ta JAF akcijų grąža ir panašiai, tai aš kaip visada pasidalinu tokiu grafiku, kuris metinę grąžą išskaido į kelias sudedamąsias dalis. Tai tas juodas rombiukas tai yra bendra grąža, bet jinai susideda iš pelnų augimo, iš dividendų, iš valiutos įtakos, nes viskas doleriais čia skaičiuojama, ir iš vadinamo multiple pokyčio, arba kitaip tariant, to brangumo arba pigumo akcijų padidėjimo ar sumažėjimo. Tai ką įdomaus matome, kad praktiškai visose rinkose brangimas atėjo iš pelno augimo. Tai reiškia, tas tamsi mėlyna spalva, jinai simbolizuoja pelno augimą, o pilka spalva, jinai simbolizuoja tą vadinamą daugiklio įtaką. Reiškia, gali būti pelnas milijonas, įmonė vertinama 15 metinių pelnų, jinai verta 15 milijonų, dėl kažkokių optimistinių projekcijų tampa verta 20 metinių pelnų 20 milijonų. Tai čia tas pabrangimas nuo 15 iki 20 milijonų nepasikeitus pelnui reikštų grinai tą multiple grąžos dalį. Tai ką mes matome, kad 25 metų grąžą lėmė 25 metais grąžą nemaža dalim lėmė tas vadinamas daugiklių plėtra. Tuo tarpu 26 metais daugumoje atveju daugikliai traukėsi, tai jie šiuo atveju turėjo neigiamą įtaką, bet pelnų augimas viršijo tą ir vis tiek baigė pirmą pusmetį pliuse. Besivystančios rinkos, kaip matom, išsiskyrė labiausiai, kad tas pelnų augimas buvo ženklus plus 40%, daugikliai nors ir traukėsi apie 15%, tačiau bendrai pliusas buvo plus 24%. Tai yra, sakyčiau, teigiamas signalas. Tai dabar jeigu klaustumėt, o tai kodėl tie daugikliai traukėsi, tai iš dalies būtent tas palūkanų padidėjimas, reiškia, galėjo nulemti tai, kad akcijos metų pradžioj buvo brangesnės, tai reiškia, jos galbūt perkaitusios, galėjo lemti tą daugiklio susitraukimą, nes kas žino, kas nežino, bet vertinant įmonių vertę, dažniausiai yra diskontuojami ateities pinigų srautai ir diskontavimui yra naudojamos ateities palūkanų normos. Tai jeigu palūkanos padidėja, reiškia, tie pinigų srautai dabar yra mažiau vertingi. Dabar čia buvo praeitis, dabar kaip analitikai vertina ateitį ir kur prognozuoja didžiausius pelnų augimus. Tai čia vėlgi yra įvairūs regionai ir 26-27 metų pelnų augimo projekcijos. Vėlgi, čia ne mūsų, čia yra toks, vadinkim, bendras konsensusas. Kaip matome, labai išskirtinė situacija yra besivystančiose rinkose. Šiais metais prognozija yra plus 60% pelno augimas. Tai dalis to pelno augimo jau įvyko. Tuo tarpu kitas įdomus dalykas, kad absoliučiai visom rinkom šiais metais prognozuoja augimą. Kai kur 15%, ar ten truputį virš 10%, kai kur 20%.
27 metais irgi toliau prognozuojamas augimas. Tai turbūt šitoje vietoje galim būtų taip apibendrinti, kad besivystančios rinkos jos ne tik pigios yra, bet ir turi vieną iš didžiausių pelno augimo potencialų. Tai šitoje vietoje tikrai atrodo įdomiai, retai kada taip būna. Dažniau būna taip, kad jeigu įmonių pelnų augimas prognozuojamas didelis, tai jų ir įvertis dažniausiai bus didelis. Na ir į pabaigą einant, kalbant apie akcijas, norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie Magnificent Seven. Ilgą laiką, kai darydavom apžvalgas, matydavom situaciją, kad šių įmonių grąža būdavo didesnė negu S&P 500, turėjo labai didelį įtaką indekso grąžai ir buvo santykinai brangesnis. Tai šie metai išsiskiria tuo, kad jeigu S&P grąža buvo apie plus 10% nuo metų pradžios, tai Mag 7 grąža buvo apie 0. Tuo tarpu likusių 493 įmonių grąža buvo apie 15%. Tai šiais metais buvo geriau investuoti į S&P be šių įmonių. Tai ir šitoje vietoje matot kiekvienais metais, kaip sekėsi S&P 500, kaip sekėsi Mag 7, kaip sekėsi kitom įmonėm ir kokią dalį visos indekso grąžos sudarė būtent tos 7 įmonės. Tai kad, pavyzdžiui, 24 metais daugiau negu pusė visos grąžos indekso atėjo iš tų 7 bendrovių. Čia matote, kaip kiekvienos įmonės akcijoms sekėsi lyginant su žalia spalva, tai yra S&P 500 indeksu. Ir kaip matome, šiais metais tik tai Google arba Alphabetas lenkia S&P, o prasčiausiai sekėsi Microsoftui, taip pat prastai Metai, jos net yra neigiamai teritorijai. Tai dabar kol kas neklausiu, kodėl tai buvo. Iš dalies jau kažkiek tą atsakymą paliečiau. Noriu dar kitą dalyką akcentuoti, kad jeigu žiūrėtume į pelnų augimus, tai šiais metais, tarkime, kaip matėm, S&P prieš tai buvusiai skaidriai JAF akcijom šiais metais yra prognozuojamas gana stabilus, gana stiprus 20+ % pelnų augimas. Didžioji dalis to augimo ateina iš to Mag 7. Tai Mag 7 šiais metais prognozuoja apie 38% pelno augimą, kai kitom tik tai 19%. Tai turim labai įdomią situaciją. Nuo metų pradžios nieko nepabrango, tačiau prognozuojamas, kad labai stiprus pelno augimas ir prie ko tai privedė. Tai čia mes prieinam prie įverčių. Čia ne tik tai Mag 7, čia yra top 10 įverčiai, lyginant su visą rinką arba likusiam 490 įmonių, bet iš tų top 10 7 yra Mag 7 iš esmės. Tai ką mes turim? Mes turim tokią situaciją, kad tų top 10 įmonių įverčiai pasikoregavo labai ženkliai. Prieš tai buvo apie 30x, arba kitaip tariant, tas PE buvo 30 ir mokėjom 30 metinių pelnų, o dabar jisai sugrįžo iki maždaug 22, arba kitaip tariant pasikoregavo, kiek čia apie 1/4 vos ne. Tai reiškia, akcijos nekilo, pelnai augo gana ženkliai, atitinkamai tiek sumažėjo santykinis brangumas. Ir jos tapo iš esmės tos top 10 įmonių tokio pačio įverčio maždaug kaip per paskutinius, kiek čia, 30 metų ir priartėjo prie visos rinkos vidurkio. Tai prie tos pilkos linijos. Pilka linija simbolizuoja visą S&P 500, kuris šiuo metu yra truputį virš istorinio vidurkio, o tos top 10 įmonių jos priartėjo prie rinkos vidurkio ir tokios situacijos mes nematėm iš esmės nuo 2017 metų praktiškai. Tai premija išnyko. Ir jeigu klaustumėt, dabar aš žiūrėčiau šitą rinką netgi turbūt su didesniu optimizmu negu prieš pusmetį ar prieš 3 mėnesius, kai kainos buvo gerokai brangesnės. Tai be abejo, čia daug žaidžia lūkesčiai, kaip išsirutulios ta AI tema, ar iš tikro pasiteisins tos visos investicijos, ar jos atneš pridėtinę vertę įmonėm, ar tai bus išlaidos, kurios ten galiausiai nuostolį sugeneruos. Tai
daug spekulacijų yra, bet jau tikrai dabartiniai situacijai investuoti į šį sektorių atrodo racionaliau negu kad buvo prieš tai. Ir pabaigai truputį pasižiūrėti toliau į ateitį. Mes kaip visada pasidalinam Research Affiliate modelio skaičiavimais. Tai šioje vietoje kiekvienas stulpelis simbolizuoja tam tikrą turto klasę. Čia galite matyti pavadinimą. Kiekviena spalva simbolizuoja skirtingą turto klasę. Raudona spalva simbolizuoja kažkokias akcijas. Geltona spalva nekilnojamo turto fondus, kokia mėlyna spalva šiuo atveju obligacijas, gali būti, bet tam tikras alternatyvės labiau obligacijas, o ta šviesi melsva spalva tradicinės obligacijas. Tai čia yra JAF obligacijos, US Aggregate, gali būti Global Corporate ir panašiai. Tai ką matom, kad vertinant ateinančius 10 metų į priekį ir vertinant nominalią grąžą, nerealią, tai dominuoja tokios rinkos kaip išsivyščiusios be JAF mažos įmonės, išsivyščiusios rinkos mažos, tai iš esmės mažų kompanijų akcijos, išsivyščiusios be JAF didelės įmonės, Europa, JAF mažos įmonės, tai šitos dominuoja. Tuo tarpu mažiausias procentas prognozuojamas būtent JAF akcijom. Kodėl? Kaip čia logika paprasta, prognozuojama grąža yra atvirkštinė įverčiam. Tai reiškia, kur yra brangesnė rinka, ten prognozuojama mažesnė grąža, kur yra pigesnė rinka, ten prognozuojama didesnė grąža. Tik tai šioje vietoje reikėtų be abejo įspėti, kad tai yra ne mūsų ir ateinančių 10 metų prognozė, bet ne tai, ką reikėtų daryti per ateinančius 3, 6, 12 mėnesių ir tikėtis, kad būtent šitas sektorius bus pelningiausias. Tai apibendrinant viską, galim būtų pabrėžti tai, kad 26 metų pirmas pusmetis buvo pelningas praktiškai visom turto klasėm išskyrus auksą. Aplenkiantis indikatoriai perėjo į vadinamą lėtėjimo stadiją. Ir tai yra pirmas ženklas būti atsargesniem. Tada prasidėjus Irano konfliktui ženkliai pabrango nafta, kaip matėm, sugrįžo infliacija, pasikeitė palūkanų lūkesčiai, baigėsi palūkanų mažinimo ciklas ir iš esmės kai kur perėjom į palūkanų didinimą. Akcijų grąžą daugiausiai lėmė pelnų augimas, o ne ta vadinama multiple expansion ar daugiklio plėtra. Priešingai daugumoje rinkų daugikliai pamažėjo netgi. Matėm migraciją iš prieš tai daug brangusių JAF technologijų įmonių į tarptautinės rinkas, tai yra ne JAF rinkas, į vertės akcijas ir panašiai, kurios vis dar atrodo kažkiek patraukliau, lyginant tiek su istoriniais vidurkiais, tiek lyginant su tom pačiom JAF akcijom. Besivystančios rinkos šiuo metu atrodo kaip įdomiausia akcijų rinka, iš dalies dėl to, kad yra pigios, iš dalies dėl to, kad prognozuojamas pelno augimas. Kaip minėjau, tose aktyviuose fonduose, tiek Synergy Global Momentum, tiek ir Synergy Global Equity fonduose, kur mes taktiškai ir gana aktyviai kiekvieną mėnesį peržiūrim portfelį, tai viena iš didžiausių pozicijų yra besivystančios rinkos, besivystančių rinkų akcijos ir ta pozicija yra nuo praeitų metų vidurio pabaigos, bet ta pozicija gali bet kada pasikeisti. Ir kaip mes visada sakydavom diversifikacija, tai turbūt dabar galim būtų pasakyti, kad šie metai labai gerai parodė, kad jinai pasiteisino ir tikrai nereikėtų visko būti suinvestavus į vieną technologijų sektorių, kur, taip gali būti, kai viskas gerai, jam labai gerai, bet kaip galbūt mažai kas tikėjosi, jo grąžos gali būti ir mažesnis negu rinkos grąžos. Tai dėkui uždėmesį ir aš, kaip mačiau, tikiuosi klausimų, o jeigu norite kas nors pasikonsultuoti, tai šitoj skaidriai yra QR kodas, galite jį nuskaityti ir užsiregistruoti konsultacijai, tai gal su Paulina, gal su kitu kolega, gal su manim susiderinti konsultaciją ir smulkiau pabendrauti apie
tiek mūsų fondus, tiek kaip mes siūlom susidėlioti portfelį ir panašiai. Tai dar kartą dėkui ir galėsim pereiti prie klausimų. Taip, tai ačiū Artūrai labai už informaciją. Aš taip pat dar klausytojams įkėliau porą irgi klausimėlių. Tai ar šiandien būtent išgirsta informacija jums buvo aktuali ir suprantama? Ir taip pat šiek tiek turime galbūt idėją padaryti dar vieną papildomą webinarą daugiau su mūsų būtent fondų strategijomis, tai ar būtų įdomu toks papildomas būtent renginys. Tai tiesiog toks klausimynas ir taip galėsime dabar pereiti šiek tiek į klausimus. Tai, aš pati kiek susiduriu su klientais, ypatingai dar tik tais besidomintiems galbūt investavimu, tai yra ta aukso tema. Kaip ir minėjai, buvo labai dideli augimai, dabar galbūt nebeaktuali ta tema. Tai šiek tiek pakomentuoti, kaip vertini dabartinį tą kainų būtent lygį, ar daugiau tai toks pelnų realizavimo etapas, ar galbūt puikia proga įeiti būtent į šitą poziciją. Tai kažkokio taktinio sprendimo, atsakymo aš nepasakysiu, dabar pirkti ar parduoti auksą. Aš du atsakymus duosiu. Pirmas, reiškia, Global Momentum fonde, kuriame mes taikome tą inertiškumo strategiją, mes auksą pardavėm dėl to, kad jisai iškrito iš lyderių pozicijos prieš maždaug 2 mėnesius ir kol nesugrįž, tol nepirksim. Tai arba jūs turite aktyvę strategiją ir žinot, kada pirkti ir parduoti, nes gaunat signalą. Vien tik tai kainos korekcija, kad nukrito, 20% nuo piko, tai tikrai neturėtų būti aukso atveju tas signalas, nes skirtingai negu akcijos, auksas, pavyzdžiui, pasižymėjo kainų kritimų 20 metų, tai yra nuo, pavyzdžiui, 80 iki 2000 ir nukritus 20, tada nukrito dar 40, tada nukrito 50 ir tas tęsiasi labai ilgai. Tai aš taip atsakyčiau, kad jeigu norite aktyviai spręsti čia pirkti ar parduoti, tai jums reikia turėti labai aiškę strategiją. Mes aiškę strategiją turim vienam iš fondų, taip pat apie tą aktyvę strategiją kalbam ir investavimas.lt mokymuose. Dabar jeigu žiūrėti į portfelį, pasyvų portfelį, kad tarkime nori susidėlioti portfelį iš akcijų, obligacijų, aukso ir ten, tarkim, nekilnojamo turto, skirtingų turto klasių, tai be abejo toks momentas, kai kaina pakrenta, yra patrauklesnis pirkti. Ir netgi jeigu jūs turėtumėte aukso poziciją, pavyzdžiui, 10%, jo vertė nukrito lyginant su kitom turto klasėm, tai tos pozicijos svoris sumažėja, pavyzdžiui, iki 6 ar 7%. Ir jūs turite rebalansuoti ir dasipirkti, tai reiškia pasididinti tą procentą, kad sugrįžti iki 10. Tai mano atsakymas būtų toksai. Jeigu sugrįžtume į praeitą apžvalgą, ar tai metų pradžios apžvalgą, man atrodo, dalinausi projekcijomis, ką skirtingi bankai prognozuoja akcijų kainai, tai tos projekcijos buvo maždaug dalis prognozuoja, kad augs 20%, dalis, kad kris 20%, bet iš esmės apie viduriuką. Tai su auksu dabar, aš tai žiūrėčiau, jeigu taip aktyviai mano asmeninės nuomonės klaustų kas nors, nežinau, ar čia klausė, bet aš žiūrėčiau tai. Praeiti metai plus 44% buvo vieni iš geriausių metų per 50-metį. Ir tikėtis, kad čia yra, galvot, kad čia yra normalu, yra nesąmonė, čia nėra normalu, čia yra ekstremali išimtis teigiama ir kad po tokio labai karšto brangimo kaina gali pasikoreguoti, tai gali ir jinai gali dar daugiau pasikoreguoti, nes tas 20% kritimas, tai čia mes sugrįžome, nežinau, tą pačią kainą, kur buvo prieš 6 mėnesius. Tai jeigu taip žiūrėti iš labiau ekonominės pusės, kodėl ta kaina nebekyla, lyg tai geopolitiniai konfliktai tęsiasi, lyg tai infliacija yra, tai vienas iš tokių paaiškinimų yra pagrindinių, kad, sakykime, realios palūkanos auga. Ir kas yra realios palūkanos, tai yra palūkanos minus infliacija. Ir kai realios palūkanos auga, tai auksui yra blogai. Tai reiškia, kad alternatyviai, laikydamas auksą ir neuždirbdamas jokių palūkanų, aš
vis daugiau prarandu. Tai va, bet aš manau, susidėjo viskas. Ir viena iš tų dalių buvo, kad labai daug karštų pinigų nukeliavo ir dabar tie karšti pinigai, jie turi būti išvalyti, sakykime. Tai va, bet jeigu taip taktiškai klaustumėt, tai aš sakyčiau, kad nepasakysiu aš, kada pirkti, kada parduoti. Dabar auksas yra neigiamai tendencijų, jisai perėjo į neigiamą tendenciją. Šiuo metu, jeigu taip vadovautis aktyvia strategija, auksų geriau neturėti. O kada jį nusipirkti, tada jau čia kitas klausimas, reikia palaukti, kol rinka pati pasakys, kada pirkti. Taip, tai aš manau, kad labai plačiai atsakėjai, kaip tik manau ir Vaido klausimą šiek tiek palietėm, nes tiesiog jūs paklausė, kokią procentinę dalį laikyti aukso ar obligacijų, tai priklauso nuo jūsų strategijos. Jeigu pasyvesnė, tai po 25%, jeigu aktyvesnė, jau tuomet priklauso tiesiog nuo sąlygų. Tai dabar šiek tiek pereisime kitus klausimus. Kam portfelyje reikalingos obligacijos, jeigu palūkanos gali išlikti aukštos arba dar didėti? Jo, tai čia irgi dažnai gaunam klausimą, mes turim, tarkim, Synergy European Bond fondą, kuris yra obligacijų fondas ir turbūt nepaslaptis, kad iš 10 mūsų valdomų fondų, iš esmės 7 yra akciniai fondai, tai daugiau pinigų yra investuota į akcinius fondus ir jie atrodo lyg tai įdomesni, vien tik tai dėl to, kad tiesiog daugiau svyruoja, gali potencialiai didesnę grąžą generuoti, bet yra rizika. Tai dabar, kam reikia obligacijų portfelį? Tai pirmas dalykas, kad portfelio rizika būtų mažesnė. Tai šiaip bendra taisyklė labai paprasta, kaip ten sako, nykščio taisyklė. Kuo daugiau obligacijų portfelėje, to portfelio rizika yra mažesnė. Jeigu pasižiūrėsim, pensijų fondai taip pat veikia, reiškia, kuo klientai senesni, tuo didėja dalis obligacijų, tuo reiškia portfelios vertės svyravimų amplitudė mažėja, portfelio rizika mažėja. Tai obligacijas bendrai rekomenduojama į portfelį traukti pradėti jau, kai investuotojai yra bent 40 metų ir toliau. Tai reiškia, ir yra tokia amžiaus taisyklė labai primityvi, jeigu, tarkim, tai yra amžiaus minus 10 arba minus 20 ir gaunam procentą, kiek turėtų būti portfelio obligacijų. Tai reiškia, jeigu man yra 40 metų, minus 20, tai yra bent 20% lyg tai būtų logiška turėti obligacijos. Tai čia pirmas atsakymas. Antras atsakymas, aš nežiūriu į tą aktyvų sprendimą. Dabar antras atsakymas, ką mes tam tikrais atvejais darom, reiškia, įsivaizduokim pavyzdys. Įsivaizduokim, klientas pasirenka subalansuotą portfelį, 60% akcijų, 40 obligacijų. Jį tenkina grąža, jį tenkina, reiškia, rizika potenciali, bet įvyksta akcijų rinkoj kritimas 30%, kaip, pavyzdžiui, per COVID-ą, ir obligacijos tiek nenukrenta. Ar gali būti jos per krizę iš vis nenukrenta, gali būti nukrenta tik kelis procentus ir tada pirmas dalykas vyksta, išsikreipia proporcijos, reiškia, jos buvo 60-40, staiga galbūt tampa 50-50. Ir ką mes darom tuo metu, tai pirmas žingsnis bent jau rebalansuojam, reiškia, parduodam obligacijų už 10% ir nusiperkam atpigusių akcijų. Tai čia pirmas. Antras žingsnis, ką gali daryti, reiškia, pasimažinti obligacijų dalį tokiu momentu ir pasididinti akcijų. Tai reiškia, ne tik išsilyginti iki 60-40, bet galbūt pasididinti 70 akcijų, 30 obligacijų. Tai va, tai obligacijos, jos veikia kaip portfelio rizikos sumažintojas, pirmas dalykas. Antras dalykas, kaip šaltinis, iš kurio aš galėsiu įvykus kritimui pasimti pinigų, sakykime, be nuostolio arba su gerokai mažesniu nuostoliu ir permesti į tas turto klases, kurios atpigo. Nes jeigu jūs viską būsite investavę į 100% į akcijas, jos nukris 50%, jūs niekur, ta prasme, jūs norėdami kažką keisti, jūs vis tiek turėsite realizuoti tas nukritusias akcijas. Tai va, aš tikiuosi, čia atsakiau. Taip, ir galbūt nebūtinai turėsime to laisvo kešo vadinamo pasipildyti tą portfeliuką su nuolaida. Jo, galim obligacijas traktuoti kaip cash alternatyvą, bet vėlgi tai nėra visiškai cashas, vėl priklauso kokias obligacijas, nes aš šioje vietoje nekalbu apie Lietuvoje įvairių įmonių, kurios net neturi kredito reitingo platinamas metų trukmės obligacijos 8%. Čia nekalbu apie šitas. Šitas obligacijas aš traktuoju kaip aukštos rizikos, didesnės grąžos, kur per krizės jų
nuostoliai gali būti irgi 20–30%. Dėl to, kad dalis jų greičiausiai per krizę susidurs su mokumo problemų. Čia aš kalbu labiau apie tas obligacijas, kurios yra investicinio reitingo, daugiau valstybinės, reiškia, kurių palūkanos per krizę netgi dažnai mažėja, nes centriniai bankai mažina palūkanas, tai ir obligacijų palūkanos mažėja, o mažėjančios palūkanos didina obligacijų kainą. Ne visada tai buvo, čia paskutinė 22 metų situacija obligacijom buvo daug investuotojų, ypač pradedančių, reiškia, kaip čia, truputį su gal net neteisinga lūkestį suformavo, nes, pamatė, kad 22 metais krito ir akcijos, ir obligacijos. Bet aš mėgstu sakyti, kad 22 metai obligacijų rinkai iš esmės buvo kaip didžioji depresija akcijom, kurios krito 90%. Tai vat, obligacijos 22 nukrito taip on average apie 15 ar 20%. Tai buvo labai didelis kritimas, bet jisai buvo dėl to, kad palūkanos nuo 0 realiai šovė labai greitai iki 4%. Vienu žodžiu, čia truputį išsiplėčiau, bet galim perėti galbūt prie kitų klausimų. Tai matau, taip pat klausimas yra daugiau su technologijų būtent sektoriumi, tai kaip spręsti technologijų kompanijų koncentracijos riziką. Nes dabar matome, kad ar JAV pirkti, ar besivystančias rinkas visur dominuoja tas AI būtent. Tai ką tu manai apie šitą būtent momentą? Šiaip įdomi situacija yra, visiškai sutinku, jeigu pasižiūrėsim, Amerikos akcijų rinką dominuoja techas. Jeigu pasižiūrėsim besivystančių akcijų rinkų krepšelį, dominuoja techas ir, pavyzdžiui, prieš 10 metų nedominavo emerginguose techas. Didžiausios įmonės yra TSM-as, tai yra Taiwan Semiconductors, Samsungas, SK Hynixas, Tencentas, jos sudaro apie iki 20% viso krepšelio, ten 3 ar 4 įmonės. Tai emergingos irgi koncentracija yra. Europoje netgi yra didžiausia įmonė, surprise, yra SML, kas irgi yra. Jinai, neatsimenu tiksliai, bet ten iki 5% sudaro. Tai praktiškai kokią rinką beimsim, dėl AI-aus bumo ir tų technologijų įmonių verčių labai didelio augimo, turim situaciją tokią, kad jų market capas arba rinkos vertė išsipūtė ir jos tapo didžiausios. Dabar aš kaip investuotojas ką galiu daryti? Galiu sakyti, kad man tinka market capas ir einu su tuo ir žinau, kad ta koncentracija yra, bet jeigu situacija keisis, tai jų dalis irgi automatiškai keisis. Jeigu, tarkime, dabar jei burbulas yra, jisai sprogs, jų vertės mažės, jų svoris mažės ir didės kitų regionų svoris ar kitų sektorių svoris. Tai arba aš tada sakau, aš suprantu tą riziką ir priimu taip, kaip yra, arba aš tada turiu ieškoti kitų variantų. Kaip pavyzdys, vienas iš variantų yra, tarkim, turime Future Megatrends fondą, kuris investuoja į tam tikras, gali investuoti į įvairius sektorius, nuo Azijos iki kosmoso, iki ten, reiškia, yra tie vadinami 5 megatrendai. Turime savo YouTube kanalę atskirą prezentaciją, yra migracija į Aziją, yra inovacijos, tenais senėjimas ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, tenais tų didžiųjų technologijų įmonių praktiškai nėra. Arba jų gali būti ir gali nebūti. Tai tiesiog, tai vienas dalykas, kaip išvengti, sakyčiau, arba galite, pavyzdžiui, pirkti equal weight indeksą, tai ar pasaulio, ar Amerikos, ar Europos, ar ten equal weight, ką jis padarys, tas indeksas, jisai visom įmonėm suteikia vienodą svorį. Ne pagal rinkos dydį, visom įmonėm vienodą svorį. Tai taip jūs tiesiog išskaidote. Arba galite turėti kažkokią aktyvę strategiją, kuri jinai atitinkamai kažkaip prisitaiko. Tai viena iš tų aktyvių strategijų, kurias mes taikom, pavyzdžiui, ar Global Momentum fonde, ar Global Equity fonde, turim galimybę rotuoti pagal tam tikrus rodiklius. Bet mes labai aiškiai žinom, kokie rodikliai, juos stebim, kaip sakant, stebim čia kaip į bažnyčią sekmadieniais eit, reiškia, tai yra algoritmas. Ir jeigu, tarkime, tos įmonės galiausiai jų vertės nebrangs, o, tarkim, pinigai nukeliaus iš
technologijų į kokį nors, kokį čia, tarkim, Europos regioną, kur mažiau šitų technologijų įmonių, nu, tai atitinkamai mes ir persiorientuosim. Kaip mes iš JAF akcijų perėmėm besivystančias rinkas, kažkada galim iš besivystančių rinkų perėti kitur. Tai čia šitoje vietoje arba turit priimti aktyvų sprendimą, kad turit jų mažiau negu daugiau, nes mano patirtis, kalbant su investuotojais, yra ta, kad didžioji dalis šiai dienai turi overweight, tai reiškia daugiau jų, nes investuoja, pavyzdžiui, į pasaulio akcijų indeksą, tada nusipirka JAF akcijų indeksų, tada nusipirka specifinių įmonių ir pasižiūrim bendrą portfelį, jų yra nebe 40%, o 80%, yra tos ten top 10 įmonių. Tai pradžiai įsivertinti savo portfelį visą bendrai ir tada nuspręsti, ar aš turiu kažkokį geresnį suvokimą apie rinką ir žinau, kad šitom įmonėm bus geriau, ar jeigu aš neturiu to geresnio suvokimo, tai aš tiesiog perku visą rinką. Arba tada turiu ieškoti aiškios strategijos, kaip tarkim mes kokį gyvendinam, kuri prisitaiko prie situacijos rinkoje. Tai ačiū labai, kad patikslinai ir atsakei į klausimą. Tai manau taip pat ir šiek tiek prie Kristinos būtent klausimo prisilietam. Tai priklauso nuo jūsų būtent strategijos, kaip galėtumėte papildyti ir optimizuoti būtent Nextory Technology Fund ir Nextory Asia Technology Fund pozicijos. Bet jeigu norit plačiau šiek tiek pasišnekėti, tai galite nusiskanuoti QR kodą, užsipildykite konsultaciją ir galėsim tikrai papasakoti ir daugiau parodyti būtent tiek tą momentum, tiek equity būtent taikomą strategiją. Aš, Paulina, štai vietoj dar Kristinai truputį norėčiau atsakyti. Jeigu jūsų portfelis yra tik Nextory Technology Azija ir ne Azija, tai nespecifinės akcijas jums pirkti reikėtų, o plėsti diversifikaciją perkant, pavyzdžiui, pasaulio akcijų krepšelį, nes jūs turite super koncentruotą investiciją į 2 technologijų fondus, kurie yra labai koncentruoti. Ir jeigu tai yra vienintelės jūsų investicijos, šiaip reikėtų peržiūrėti, tai QR kodas, užsiregistruokit su Paulina, pasišnekėsit, gal šiek tiek nušvies plačiau. Dabar turim dar klausimą, koks besivystančių rinkų ETF-as vertas dėmesio. Tai iš tikrųjų pas mus ETF-ų daug rasite investavimas LT svetainėje, prie portfeliai, skirtingos turto klasės, ETF-ai, tai tikrai labai daug yra išvardinta, bet... Jo, bet aš čia sakyčiau, ne tai, kad vertas dėmesio, nedėmesio, nes ETF-as iš esmės seka rinką, seka indeksą, tai reiškia visą rinką ima. Dabar tiesiog susirandat didžiausią, pigiausią ETF-ą ir viskas. Taip, mes Synergy Finance ETF-ų neplatina, per mus jų negalit pirkti, mes patys investuojam, kuriam fondus, kurie gali investuoti ir nemaža dalis jų investuoja į ETF-us, bet mes jau juos atitinkamai susirandam, išsianalizuojam, pasirenkam, kurie yra mūsų manimų geriausi pagal įvairius kriterijus ir panašiai. Bet nėra taip, kad vertas ar nevertas, tiesiog yra susiraskit 2-3 didžiausius, pigiausius, likvidžiausius, pasirinkit vieną iš jų ir jie visi praktiškai tą pačią grąžą sugeneruos. Dabar prieikim prie Pauliaus, gal tokio labai tikslaus klausimo, tai ką daryti su semikonduktorių akcijomis? Aš manau, žinau atsakymą, bet ką tu galvoji? Neturiu visiškai jokio atsakymą. Ta prasme, vėlgi, jeigu jūs turit strategiją ir žinot, kodėl pirkot, tai turėtume žinoti ir kada parduosi. Tai jeigu neturite, tai kam tada pirkot specifiškai būtent tą sektorių už tam tikrą procentą? Tai mano atsakymas toks, arba turit strategiją, jeigu neturit strategijos, neperkat specifinių sektorių, perkat visą rinką. Ir netgi vien tik JAF akcijų pirkimas iš esmės yra aktyvi strategija, nes jūs darot prielaidą, kad kitos rinkos yra blogesnės ir dėl to jų neperkat, arba JAF rinka yra geresnė ir dėl to ją perkat. Tai aš visada sakau, pradedam nuo pasaulio akcijų indekso, pasaulio akcijų ETF-o ir tada jau galim dėti tam tikras nišas, kurios mums atrodo dėl kažkokių priežasčių geros. Dabar aš galiu pradėti pasakoti apie tenais, galit naudoti tendencijos filtrą kaip slankų vidurkį 12 mėnesio arba panašiai, arba ten reitinguoti sektorius pagal momentumą, bet tai čia tikrai ne šitos prezentacijos dalis ir
Ir šitą vietą tiesiog galim nukreipti, kur toliau gilinti žinias ir bandyti ieškoti atsakymų, bet šiaip siūlyčiau tikrai nesivadovauti jokiais forumais ir nerašyti ant tokių klausimų ir nesivadovauti ten vieno ar kito žmogaus patarimu dabar pirk arba dabar parduok. Tai manau, panašus atsakymas yra ir paskutinį klausimą, ką manote apie investavimą į ginkluotės sektorių, ar yra ETF vertų dėmesio, tai viskas ir manau apie tą patį. Tai čia aš taip pajuokausiu, atsakymo jo nebus. 2006-2007 metai besivystančių rinkų, visos rinkos ten Brazilija, Kinija, Rusija, Indija performino geriau negu JAV, negu pasaulis. Visi klausė, ką manot apie Kiniją, apie Braziliją, apie Rusiją. Prieš 2-3 metus, prieš 10 metų buvo be technologijos brango daugiausiai, visi klausė, ką manot. Prieš 2 metus ir vis dar dabar defensyvas augo brangiau negu rinka, vėl ką manot. Tai čia yra tiesiog, jūs klausėt apie šiuo metu karštą temą, kuri kažkada nebebus karšta. Viskas. Tai ta prasme, ne nuo to reikia pradėti reikia nuo, pirmas klausimas būtų, kaip turi atrodyti jūsų portfelis, kiek akcijų, kiek obligacijų, kiek kitų turto klasių, kad atitiktų jūsų horizontą, reiškia, kiek jūs investuojat metam, 5, 10, 20, kiek rizikos jūs galite toleruoti, reiškia, -10, -50, -100. Ir kas, ir čia yra pagrindiniai. Ir be abejo, kiek grąžos nori, daugiau, mažiau. Tai nuo šito turi prasidėti. Dabar, ką aš manau apie vieną ar kitą sektorių, jokio skirtumo neturiu. Aš ateities nežinau. Arba jūs turit strategiją, arba jūs neturit. Dabar man pasakyti taip, kad pirkti arba nepirkti, nežinau aš nei jūsų portfelio, nei jūsų rizikos, nei jūsų amžiaus, nieko. Ar verta turėti tą sektorių portfelyje? Tai jeigu jūs turėsit pasaulio akcijų krepšelį, jūs vienaip ar kitaip jo turėsite. Tiek, kiek jisai vertas pasaulyje. Kažkada buvo mažiau tas sektorius vertas, dabar jisai vertas yra gerokai daugiau, ta prasme, ta koncentracija didesnė. Jeigu situacija keisis, irgi adjustinsis. Tai va, pradedat nuo to, tada sužinot, kiek reikia akcijų, tada pradedat, jeigu akcijų dalį, pradedat nuo pasaulio akcijų. Ir tada galvojat, ar jūs norit turėti kažkokių nišinių investicijų. Dabar nišinės investicijos, kodėl jūs apie jas klausit? Greičiausiai dėl to, kad jos daug brango ir tikitės, kad toliau daug brangs. Ar jos būtinai toliau daug brangs? Nebūtinai, nes yra toks įspėjimas. Praeities grąža negarantuoja rezultato ateityje. Praktiškai visos investicijos anksčiau ir vėliau sugrįžta prie to vidurkio. Dėl ko kalba visi apie akcijų grąžos vidurkis 8-10%. Taip, jeigu žiūrėsim technologijų sektorius, gal truputį didesnis negu ten 10, gal buvo 11-12, kažkokio kito sektoriaus truputį mažesnis, bet iš esmės yra labai aplink vidurkį. Ir dabar jūs bandote pataikyti į sektorių, kuris galbūt yra karštas, galbūt to yra karštas ir tikitės, kad dar traukinys nenuvažiavo. Tai kitaip tariant, šokat įvažiuojant į traukinį. Tai ar jūs turite atsakymą, kada iš jo reikės iššokti? Aš nežinau, kada jisai sustos. Gal jis jau sustojo, gal jau nuvažiavo. Tai aš tikrai negaliu atsakyti. Mano nuomonė, aš arba jeigu investuoju aktyviai, taikau labai aiškią strategiją, turiu sąrašą pozicijų, iš kurių aš renkuosi, į ką investuoti, labai tiksliai žinau, kurias perku ir kada parduodu. Tai taip reikėtų mąstyti. Nežinau, turbūt nieko čia neatsakiau. Kas uždavė klausimą, Paulius, ar supyks ant manęs, bet sorry, bet... Tai gal ties čia galime ir baigti. Manau, kad investuotojams buvo labai daug naudingos informacijos, ką galėtų pritaikyti būtent savo portfeliuose, kur reikėtų galbūt relokacijas padaryti, arba galbūt kaip tik norite su mums susisiekti. Tai tikiuosi, kad susitiksime kitos ketvirtinės apžvalgos metu ir iki kito susitikimo. Dėkui visiems, kurie klausėt ir iki. Ačiū labai, viso.